Susitiksim vietoje. Kalbėsiu aš. Nesikarščiuokim. Ką tu čia man sakai? Nesikarščiuokim. Gal tave nuimti nuo šito gražaus fono, kaip taviškis nuėmė maniškį? Ką? Ten įvyko nesusipratimas. Nesusipratimas. Manai. Jei išausi, nei vienas iš mūsų čia gyvas neišvažiuos. Išspręskim viską civilizuotai. Važiuojam. Ramiai pasikalbam. Gerai. Važiuojam. Už savo žmogų gausi kompensaciją. Tas, kuris šaudė, nebetemojo. Na ką, greit skrydis? Aš su kitu. Stai. Tik krikštynos. Spėjęs. Paimsi. Taip, brangioji. Jau pakeliu į lėktuvą. Myliu.
nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulikatomais. Sakau tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime paslėptas, tu aplodismentai, tai aš panaudus tekstas. Aš nevykusi melodija, tu groji ją, esi savaime paslėptas, tu aplodismentai, tai aš panaudus tekstas. Laikyk žvakę, va, viską gražiai. Susiglauskit. Aha. Nu, šypsamės, Lukai. Lukai linksmiau. Krikšto tėveliai irgi. Susikaupiam. Taip, dar biškį va taip, va, iš toliau. Nu, Lukai, daugiau šypsenos. Davai tokį padarom. Taip. Visai jau. Nu. Nebijok. Dar vieną, žiūrėk, iš apačios. Va, kaip gerai. Yra? Aha, super. Nu, lipk. Ar ten ir liksi? Išblys vaikų, žinai. Praleisti vaikų krikštynės, aš nežinau, aš užmušiu jį tikrai. Nusiramina. Reikalai. Kokie reikalai? Svarbesni už vaiką, ne? Ačiū, kad bent jau tu pabuvai. Na ką, vakarė pas mus? Tai jo, kaip tarėmės. Duok rankytę, Lukai. Eina mamytį, kažkaip karštą pasidarė. Vlicas nusprendė. Aš už. Laikas tavo pailsėti nuo reikalų. Klausyk, aš suprantu. Norit mane nusodinti, viskas tvarkoja. Bet aš jau ramus. Žinai, po to išsišokimo tu labai man reikalus pagėdinai. Gerai, bet aš pažadu, nepasikartos. Žiūrėk, aš noriu grįžti ten, o ką manai? Jeigu būtų mano valia ir jei ne Blicas, mes dabar net nekalbėtume. Nori žinot, kodėl? Nes esi supistas morozas, kuriam nedaina, kad mes vaikų darželį nežaidžiam. Mes nebėgam ir nešaudom, ką papuola už bazarą. Pamoka tau bus. Laisvas. Nu, po šiandien vakaro jau tu nebegėdosi gaidį. Trisdešimt sekundžių. 10 metrų per 30 sekundžių atbėga. Nuo kelio supisto iki supisto kiemo per 30 sekundžių. Tik mane nušovė būtų. Nori, kad nušautų mane? Nori, kad vilką nušautų, ką? O tu? Kur vieta tavo? Prie kelio! Tai ko bėgai? Jeigu planas toks, nukreip dėmesį. Mokyk ir mokyk čia. Šiandien čia daug žmonių bus, daug rimtų žmonių bus. Turi būti ramu, be netikėtumų jokių. Laisvi.
Čia jūs man skambinat dėl pareiškimo, taip? Tokia diena, palaukit, nunešiu dokumentus ir grįšiu. Viskas gerai, palauksiu. Tu ką čia veiki? Tu ką nori mane pakišti, klausiu? Nori pakišti? Visi sužinos. Visi Šios tu! Visiems pasakysiu, koks tu gyvulys esi. Tu ką sugalvojai? Ką? Nori galą gauti? Kokie grasinimai aš vis tiek pasieksiu savo. Tu nekalbėsi, supratai? Nekalbėsi, klausi ar supratai? Aš atvažiuosiu pas tave namo ir mes ten viską įsiaiškinsim. Dabar dink iš čia. O ką aš pasakysiu tyrėjai? Ką tik tai nori? Galva skauda. Blogą pasidarė, vemt nori. Dink namo, sakau, iš čia. Klausau? Sveiki, vakarė Valdaitė skambina. Kur jūs dingot? Prašiau jūsų palaukti. Tiesiog bloga pasidarė. Prastai jaučiuosi. Gal galima atidėti porai dienų? Ar gerai? Gerai. Dėkui. Puikiai atrodai. Viskas gerai? Sveiki. Šitą Nikas skambino, sakė užeit, padėt Liepų 5, ne? Čia pataikėm. Taip, bet nieko apie tai nežinau. Nu, kad mums skambino, sakė, papildomų rankų virtuvėje reikės, tai kaip ir... Tai kad mes čia dviese tvarkomės, tai turbūt tikrai kažką sumaišėt. Žiūrėk, davai mes pakviečiam Niką ir viską išsiaiškinsim kartu, okei? Nežinau, Nikai, tau jis neatrodo įtartinas. Turėjau minėgi. Kaip įtartinas? Debilas jis man, koks visada ir buvo šiaip. Blicas į ką tik nuo reikalų patraukė. Blicas į ką tik nuo reikalų patraukė, jis ką geros nuotaikos. Dar vaiką pasveikinu. Bičas jis jaust mėgsta. Peršauti Ediko žmogui koją? Žinok, Vilkai, mane gaidžių pavadintų, tai aš irgi turbūt šaučiau. Klausyk, mums mažiausiai reikia tai šitų kalėjimo paniatkių. Konfliktas lygioje vietoje. Aš suprantu, bet aš tau pats sakiau, kad su Blicu prasidėti neverta ir... Taigi pats matai, kas jo aplinka. Nagi, jis prašosi atgal į temą. Apsieis. Karoči, gal ne šiandien. Šiandien yra šventė vis tiek. Kada grįžta ir botanika.
Marta, tau viskas gerai? Martina. Atėjau pasikalbėti. Aš neturiu apie ką su tavim kalbėti. Išeik. Pasikalbėsim ir išeisim. Vien. Tai ilgai dar tylėsi? Susitarkim. Tu įvardink man sumą. Įvardink ir aš pakeisiu tavo gyvenimą. Sakyk, ko tau reikia. Mašinos, namo, būto. Sakyk, aš viską galiu. Man nieko iš tavęs nereikia, nieko! Buvai drąsus į lovą įsitraukti. Būk drąsus ir už pasiekmes atsakyti. Laima, laima. Ne. Ne. Nu ir ką tu įrodysi, ką? Ką tu įrodysi? Nu nueik, pasakyk. Ir kas tavim patikės, ką? Aš viską užglaistysiu, viską. O kas tavim patikės? Niekas. Valkata tu, valkata. Dink iš mano namų. Lauk! Aš savo tikslą pasieksiu. Ir tu tai žinai. Nes kitaip tu čia neteitum. Saliut, chebra. Pagaliau grįžau. Užmušiu šiandien dieną. Neužklūko, jas? Žinok, ilgai lauktas. Jau visi čia nerimaut pradėjo. Vai, praleidai. Stikla. Kaip nuotaikos? Nieko. Kad ir... Užsigėrė. Ateinu. Reikėjo sakyti, kad blogai jauties. Nu, bet tai tu eik, Vidmantai, tavo draugai, viską, aš atsiprašau. Kur aš liksiu, kur be tavęs? Tėti! Aš tavęs laukiu. Dariau. Nikai, baik, palauk! Nusilauk. Vidmantai, palauk! Nusilauk, nusitrauk. Nikai! Nikai! Suka tau! Dvies kartą! Dvies sakau!
pasieksiu. Ir tu tai žinai. Nes kitaip tu čia neteitum. Laukiu. Šaudė! Nikai! Lici. Kvies greitai. Ko stovit, ieško? Blet! Palaukit čia. Po to viską paaiškinsiu. Sakiau? Aš tau sakiau, kad čia laiko klausimas. Ar nesakiau? Nikai, dabar nelaikas. Na, o kada? Ne dabar. Daktare, kaip jis? Čia mes pabėgo, nespėjom. Nėra jokių komentarų. Niekas nešaudė. Klausykit, aš nesuprantu, apie ką jūs kalbat ir iš kur iš vis paėmėt mano numerį. Bet tai kas galėjo, nu? Tas, kas elgėsi keiščiausiai. Angis? Nežinau, tik jisai švogeris blico. Giminė, o taip užvers. O tau jis panašus į moralės besilaikinti pilietę? Nu ne, bet vis tiek. Ką galvoji daryti? Akistata. Jeigu jis. Tikrai verta. Ką turėjau omeny, tikrai verta. Nei tas blicas tavo brolis, nei kas. O angis taigi neprognozuojamas. Tai karą dabar pradėsi, nu neprotinga. Aš blico vaiko krikštatėvis. Gerai, bet tai... Nu, atsieksi babkių, išleisi mokslus. Kur problema? O tėvo žudikui leisiu gyventi? Nu, mes nežinom, ar čia tikrai angis, taigi galėjo ir Edikas būti. Ne. Su Ediku taika. Bet to jūs nežinojo nei apie Fazenda, nei apie Balio, apie nieką. O kileriai atėjo susipažinti. Blin, Vilka, tu manęs neklausai, ne? Ką aš tau sakau, neklausai? Klausyk, Nikai, tavo žmonės saugojo. Tavo žmonės susimovė. Galėjau mane nuimti. Silva. Taip kad neaiškink man, kaip aš turiu elgtis, gerai?
Reik man varyti, čia reikalas toks yra. Pratęsim dar. Rankas patrauk. Gabė, man labai gaila. Nenoriu tavęs matyti. Nė vieno iš jūsų, ar aišku? Bose, manęs dar reikės? Prigriebk Jokūbą ir pilvą. Paimkite angį. Dabar? Supratau. Osvaldai, darau! Prisijung! Važiuosi su mumis. Pakartok. Važiuosi su mumis. Davai, kylam. Dabar važiuojam! Gerai. Ramiai. Kas vyksta? Dabar klausyk, Kasi. Jie pasirinko gerą pusę. Ko nepasakyčiau apie tave, supratai? Padlas! Išneškit tą šūdą. $200,000, kaip ir tarėmės, už abudu. Kažkas ne taip? Pinigai teisėjui. O su manim reikės kitaip atsiskaityti. Kaip tas kitaip? Paslauga už paslaugą. Nu ir ko nori?
Užmesk akį. Adresas kitoj pusėje. Žodžiu, taip. Turėtų būti nelaimingas atsitikimas ar kažkas net panašaus. Na, motina girtuoklė išgėrusi buvo, užmygo lovai, užsidegė. Sugalvok, ką nori. Bet kokia versija tinka. Juodas darbas? Što panašus į killerį? Palauk, o kas sako, kad tu panašus į killerį? Tugi pažįsti begalę gerų žmonių. Pasikalbėk su jais. Mat ir viskas. Ką jos padarė? A čia jau mano reikalas. Gerai. Ne, tai ne. Tada šitas remis ir kaip tas gyvuliukas. Drambliukas. O va, drambliukas. Eis pilnų straipsnių už narkotikus nuo 10, jeigu neklystu, iki 15 metų. Lai nedaryk spaudimo, gerai? Mąstyk. Gerai, bet Renis su drambliuku 100% išeina, jo? Tu su uosto viršininku šnekėsi? Šnekėjau, viskas tvarkoj, dirbo uoste, nežinojo, kas per krovinys atplakė. Na, visiškai teisingai. O aš pakalbėsiu su teisėju, šnipštelsiu jam į ausį teisingą straipsnį. Tu viską ir pabaigsi. A ne? Nikai. Aš išeinu į darbą. Būk gera, pavalgyk ką nors. Su kuo vakar kalbėjai? Kada? Aš girdėjau, kažkas buvo atėję. Ai, tai ten kaimynė. Nijolė. Jo, Nijolė. Aš einu. Ponia Laima. Valdai. Osvaldai. O Dieve mano, o Dieve mano. Osvaldai, tu girdi mane? Taip, Silva. Kas? Tuoj grįšiu. Įdėmiai. Kalbėsiu tik kartą, todėl klausykis atidžiai. Padarei didelę klaidą. Dabar žiūrėk, tu atsiuntei man savo muhamorą, dabar keli kažkas pretenzijas? Kartuoju, tu padarei klaidą, teks susimokėti. O dabar tu paklausyk. Pašol tu nahų! Aiškiai pasakiau. Blogai vaiks, Engi. Blogai. Žiūrėk,
šitas biznis yra tiek pat mano kaip ir tavo. Aišku. Todėl susirinkit savo manatkes ir bėgi iš čia. Tu puikiai žinai, kodėl tave patraukė nuo reikalų. Žinai, nežinai, tu gali kalbėti normaliai. Aš pasiimsiu tai, kas yra mano, tu turėk tavo omeny. Kavos? Kavos. Tik. Aš savo tikslą pasieksiu. Ir tu tai žinai. Nes kitaip tu čia neteitum. Parvež mane namo, man čia nepatinka. Nu, kur tu skubi? Pravešiu. Nu, papozuok man truputį. Nenoriu. Nu, papozuok. Nu, prašau. Nu, šypsenėlė. O, tai. Nu viskas, parvež namo. Neskubėt, papozuok. Aš nevykusi melodija, tu groji ją.